Sveiki žiūrovai, čia Aurisa Lūzas ir šiandien vėl mano reakcija į kažkokį tai filmuką. Kaip pastebėjot, aš tai darau kas antrą dieną ir kol kas tai tęsim, bus matyti, kas vyks ateityje. Jei norite mano Patreon, ten paskaityti, kas vyksta, arba paremti jūsų pasirinkimus. Tai aš galvojau, ką žiūrėti ir tiesiog vėl, kaip visada, bet ką, kas pasitaikė po ranka ir akim, tą įjungiau ir gavosi keiščiausios šeimų nuotraukos kada nors darytos. Ir aš mačiau dvi nuotraukas ir aš galvojau, gerai, galim žiūrėti. Nežinau, ko tikėtis, gali būti daug žiūriau nei tos dvi nuotraukos, kurias mačiau. Bet kaip nors išgyvensim ir šitas visada man problemas kelia ir gali tada žiūrėti. Aš visi nesidu, nes čia tik muzika groja ir tiek, ką man jį. Čia tikra nuotrauka? Kodėl užsidėjo kibirus ant galvos? Turbūt nežinau, kaip valgyti blynų. Čia tavo kaip blynų. Tos dešinės ūsas čia nepriklauso, ne? Visai normalu, sakyčiau. Wow! Čia turbūt ateityje taip visi atrodysim. Su tais kaip akiniais, ką žinau kaip jie vadinasi. Žiauriai, kvaila idėja, žiauriai. Čia ne šeimos nuotrauka. Čia šlikšti nuotrauka. Jis atrodo grinai kaip koks pedofilas, o jį tai nežinau, neturiu net žodžių. Čia geri plaukai. Šitą esu matęs kažkur. Čia tipo tikras, jį gavusi į akį už tai, kad jų sūnus, net ne jos sūnus yra juodaodis. Va. O, čia gera nuotrauka. Jis ją smaugia, bet ne visai. Tiesiog netyčia taip pačiuko. Ne! Oh no! Nesika čia... Ne! Please, kad tik daugiau tokių nebūtų. Man iš karto čia kažkas pakilo, tai blogo pasidarė. Kas čia? Čia geras prikolas. Du sūnus. Abu nuo skirtingų motinų. Normali nuotrauka. Čia konkurencija kalėdų seneliui. Čia turbūt prieš muštynės. Neturiu komentarų. Ok, nebenoriu. Čia normali nuotrauka. A ne? Man tai visiškai normali. Čia ne. Čia kažkoks Kiss fanas. Ok. Kas toliau? Gerai atrodo. O ne. Nors gal jis gerai nusileido. Kas čia žino? Kad tai būtent antra dalis. Jis pasidarė savo šeimos moterų nuotraukas ant nugaros ir jų vardus užsirašė. Čia durna nuotrauka. Oh no! Kodėl? What? Iš kur toks didelis bebras? Ar kas čia? Čia geras šeimos draugas. Jis visiems patinka. Žodis šiandieną depresija. Čia jį pasiekė maksimum. Wow! Čia visi po maudynių iš karto nusifotografavo. Ne viešai dalintis, bet šiaip nuotrauka kaip nuotrauka. Čia grinai matas irgi prikolina visi tai.
Gerai. Gerai. Čia grinai 70-ųjų Amerika. Nenorėjau aš nieko įžiūrėjęs. Jie broliai greičiausiai. Ane? Taip atrodo, man. O čia tai mylinti šeima. Tas tai grinai, tas vaikas atrodo taip, lyg jis po kelių metų iššaudys visą mokyklą. Grinai taip atrodo, atsiprašau. Čia tai negražus vaizdas. Ok. Čia... Į tai sprogs. Už tekstų neščiųjų, man nepatinka žiūrėti tai. Dabar. Ką? Kaip suprast? Ai ten kažkas užspaustas. Jis nelabai mėgstamas šeimoje. Pažiūrėkite į apačią. Nemanau, kad jis nuogas. Čia tiesiog atrodo kvailai, jis iš tikrųjų yra su bent jau apatinės ir tiek. Gal jie ir normalus, bet man tai neatrodo. Šitai nuotrauka. Čia kas? Kodėl kai kurie fotografuojasi nuogi? Vai! Pastebėjau. Turbūt buvo geras oras tai. Pažiūrėk tą paskutinį veidą pačioje. Jis toks keistas atrodo. Gal tik man vienam. Na šiaip ten visi keisti. Tas vaikas į mano sielą žiūri. O čia kaip suprast? Tai dešinė atrodo kaip laiminga šeima. Ai, tai čia tvarka. Čia neatrodo kaip tikra nuotrauka. Ką? Kaip suprast? Kas jos? Ai, ne, aš vis tiek nesuprantu. Ir kodėl jos nuogos? Ir kodėl ją taip laiko? Tipo, ji yra ta undinė. Čia... Sako, kentėk, graži nuotrauka bus. Tikrai šeimoje kažkas negerai į tokios nuotraukos. Čia? Čia tiesiog košmaras. Palai, jis išimtųjų turi lytinį organą, tu prasme žaislus. Kodėl taip? Oh, no, jis... Ne, reikia greičiau, jis įsitepė su to krauju. Čia kvaila, bet nešlikštu. O čia netyčia gavosi. Sako, ai gerai atrodo, nebandykim dar kartą fotografuoti. Ne, aš jau mačiau šitą. Pabūsiu išsimerkęs. Arba ne. Jis vis tiek nieko nesuprato, tai nieko tokio. Wow, tie tai du pikti. Tam per vidurį nieko gero. Čia žvaigždžių kelių šeima. Įsivaizduoju, kaip būtų gerai gimti tokia šeima. O, telefonistų šeima. Čia tikrai nebuvo kvaila nuotrauka. Keista, taip, kvaila, ne. Vėl, čia buvo keisčiausias. Nu, keisto, kad ten buvo nuotrauka. Čia irgi keistoka, bet tikrai ne viena keisčiausia. Čia tiesiog žiauriai kvaila. Keistoka, nežinau. Čia
keistokai, kvailokai ir panašiai. O čia, kad... Aš nematau nieko ten. Pala, gal kažko nepastebėjau? Ką, aš žinau. Viskas normaliai atrodo. Aš kažko gal nepastebėjau. Šitas prievartauja šunį. O šuo žiūri. Ar rimtai dabar fotkini? What the fuck? Kas per padaras, tas per vidurį? Senelis atėjo į gotų šeimą, gal ir neblogai. What the fuck? Transvestitas. Nice! Nice! Prie savo dukros. Tai ten poka. O žiūrėk, žmogus svoras. Ir supermenas, ir ryžas vaikas, ir nuostabiai moteris atrodė visai nuostabiai. Čia neturiu komentarų. Ką? Ai, vaiko ranką bando užčipt, aš galvoju, kas ten vyksta. Čia toliau kaip Lietuvai būtų nufotografuota. Smagu. Svarbiausia, kad jiems smagu tai. Šeimos nuotrauka. Žmona be danties, žmogus per dėliais plaukais ir jų sūnus plaukas. Čia. Kam reikia vaikų, kai gali turėti beždžionę? Čia. Kas įdomiausia, aš turbūt visas nuotraukas pakomentavau. Ten subė labai gerai. Arba gali būti dar vienas dalykas. Viskas. Kokios, aš nežinau tiksliai, bet kokios 10 nuotraukų buvo tokios žiaurios. Pati žiauriausia buvo, kur tėvas savo dukrai buvo taip pačiupęs. Dabar aš neužmigsiu naktį. Jeigu jūs irgi turite tokių nuotraukų, kaip čia atsiųskit, pažiūrėsim. Bet ne, geriau nesiųskit. Ačiū, kad žiūrėjote. Tai tiek šiandieną ir iki pasimatymo kitame video. Iki.